Labadiena naujienų portalo Balsas LT skaitytojai. Kiekvieną pavasarį sostinėje šurmuliuoja Kaziuko mugė, kuris sulaukia didelio Vilniečių ir miesto svečių dėmesio. Taigi šiandieną naujienų portalo Balsas LT konferencijoje vieši Vytenis Urba, ilgametis Kaziuko mugės organizatorius. Sveiki. Labas. Džiugu, kad mus aplankėte ir iš karto skubu jūsų paklausti. Kaziuko mugės tradicija. Ar sena yra Kaziuko mugė Vilniuje ir apie kokį tradicijos tęstinumą galime kalbėti? Sakyčiau, tai yra vienas seniausių europinių mastų renginys, kuris sutraukia labai daug žmonių, daug dalyvių ir jau šiemet yra tokie jubiliejiniai metai. Tai pačiai mugė yra 410 metų, tai vienas seniausių Europoje mugių. Tai reikia pasidžiaugti, kad tai Vilniuje. Kaip šiandien atrodo Kaziuko mugė, turbūt dažnas vilnietis tikrai žino ir yra joje apsilankęs. O kaip manote, ką pamatytų miesto svečiai, jeigu galėtų laiku nusikelti 400 metų atgal? Kuo skiriasi tuometinė mugė ir šiandien? Kaip kalba šaltiniai, tai jinai buvo tokia linksma, pavasarinė, gera nuotaika, dalyvavo įvairūs amatininkai, amatų gildijos, daug buvo tokių prisistatymų ir pirmiausia eidavo eisenoj, tai garbingiausi miesto tokie amatininkai, meistrai ir buvo vėliavnešėjai. Aišku, kažkiek tai tos medžiagos mes kažkiek tai turim ir šiemet taip pat šeštadienį 11 valandą taip pat bus teatralizuota eisena, kurioje kažką bandysim imituoti, daryti, kad ta eisena tikrai būtų graži. Ir manau, ateičiai taip pat mes galvojame tokį padaryti ale viduramžių tokį miestelį ar tai mažą kampelį, kuriame taip tikrai žmogus pasijustų tame laikmetyje. Kaziuko mugę organizuojate jau 10-ąjį kartą. Papasakokit, kaip išaugo renginys? Ką galėčiau pasakyti, tai pradžia, aišku, buvo tokia patikėta mum organizuoti ir tų dalyvių tikrai buvo labai nedaug, maždaug apie 200 dalyvių. Jinai prasidėjo Pilies gatvės pradžioje, o baigėsi Rotušės aikštėje. Tai vėliau vis su metais vis plėtėsi, buvo ir Vokiečių gatvė atiduota mugei, po to Barboros Radvilaitės plėtėsi, paskui truputėlį dar plėtėsi į Maironio gatvę, o jau prieš 4 metus jau ir buvo skirta vieta Gedimino prospekte, taip kad manau, kad visiems vietos turėtų užtekti, visiems dalyviam. Ir ponas Vyteni, papasakokit, kuo išskirtinė šių metų Kaziuko mugė? Pirmiausia, tai skirtinumo visą laiką yra ir tikrai sulaukiam didelio dėmesio. Tai buvo sugalvota Vilniaus mieste pravesti regionų dienas. Tai šiemet dalyvauja suvalkiečiai. Dabar jie nori persivadinti į Sūduvius. Tai kol kas suvalkiečiai. Tai jie irgi atveža labai didelę kultūrinę programą, savo geriausius amatininkus, įvairius meistrus, kulinarinį paveldą. Tai visas renginys vyks Rotušės aikštėje. Tai jiem yra išskirta vieta ir bus Rotušės aikštėje scena, kurioje tikrai pamatysim daug šaunių kolektyvų, daug judesio, bus paruošta keletą agregatų, tokių galima sakyti, kad ir mažiesiems mugės svečiam būtų linksma ir smagu, važinės toks stilizuotas vėjo malūnas, su juo bus galima pasivažinėti.
Taip pat ir dar keletą įdomybių laukia, reiškia, Vilniečių miesto svečių. Na ir štai pristatėte, kur bus galima surasti Sūduvius, o kalbant apie mugės teritoriją apskritai šiemet, kur įsikurs Kaziukas? Nu, teritorija kaip visat panašiai prasideda Gedimino prospektu, nuo Seimo, tęsiasi toliau suka truputį į kairę, Vrublevskio gatvė, grįžtam į Šventaragio gatvę, Barboros Radvilaitės gatvė, toliau Maironio gatvė, į Kitimo kvartalą ir dar viena atšaka, tai Pilies didžioji ir Rotušės aikštė. Tai vat, pagrindiniai tokie maršrutai. Beje, dar iš naujų vietų, tai norėčiau pabrėžti, tai Užupio Respublikos mažoji atkarpėlė, kurie prasidės Malūnų gatve ir tęsis iki Angelo, ar truputėlį trumpiau. Tai pirmasis toks bandymas ir pritraukti ir Užupį. Tai, kaip suprantu, mugė įsikurs visame senamiestyje ir tikrai bus kur pasivaikščioti ir ką pamatyti. Sakykit, kiek dalyvių planuojat sulaukti šiemet? Sakyčiau, dalyviai tai tikrai jų nemažėja ir daugėja, ypatingai daugėja svečių iš užsienio. Tai šiemet sulauksim net svečių iš Vengrijos pirmą kartą. 5 amatininkai atvažiuoja, sulauksim vieno svečio iš Suomijos, jis yra užsiregistravęs jau, ypatingai daug svečių iš Lenkijos, Latvija, Ukraina, Belarusija, visi tie mūsų kaimynai tikrai atvažiuoja ir grupėm, ir pavieniai, tikrai svečių bus, o manau, mūsų lankytojam, mugės svečiam, kurie ateis į pačią mugę, tikrai bus ką pasižiūrėti, nes mugės tikrai teritorija įvairiai ir vyks daug įvairių renginių. Norėčiau pasakyti, kad ir futbolas žada būti, reiškia, 19 amžiaus su senovinė apranga, vyks futbolo varžybos šeštadienį 14 valandą, taip pat Užupis ruošiasi labai meniškai pateikti savo įvaizdį mugės metu, taip pat Grilio asociacija dalyvauja, taip pat pirtininkų klubas dalyvauja su savo virdulių ekspozicija ir svečiai galės paragauti tikros pirtininkų arbatos. Tų renginių tikrai daug, aš nenorėčiau minėti, daug bus. Ir išduoti visų paslapčių. Bus daug ir vaikučių, ir atvažiuoja ir tokių kolektyvų, ir iš Žemaitijos, ir iš tolimų kraštų, taip sakant. Tai tikrai pamatysim daug įdomių renginių ir daug veiksmų. Ponas Vyteni, o ar pavyksta suskaičiuoti, kiek į Kaziuko mugę atvyksta svečių? Turiuomenį ne dalyvius, bet lankytojus. Tas bandymas jau buvo darytas, tai čia buvo skaičiuota prieš porą metų, aišku, tas skaičius toks plaukiantis truputėlį, tai maždaug per 3 dienas apsilankė kartu su dalyviais apie 500 000 žmonių, tai tikrai įspūdingi skaičiai. Aišku, mes laukiam gero oro, tai jeigu geras oras, tai ir tikrai tų žmonių bus dar daugiau, tai tam reikia, taip sakant, vis ruoštis, kad jų tikrai bus daug. O sakykite, ar mūsų Kaziuko mugė yra žinoma mūsų kaimynams, latviams, lenkams, ar atvyksta turistai iš šių šalių būtent į Kaziuko mugę? Manyčiau, kad žinoma yra
tokia prioritetinis, kiek žinau, Vilniaus miesto savivaldybė Kaziuko mugę priskiria prie prioritetinių renginių ir ta pati šventė yra reklamuojama užsieniuose. Nu, aišku, artimieji kaimynai yra mūsų pagrindiniai svečiai, tai galbūt daugiausia iš Lenkijos. Latvija galbūt šiek tiek mažiau važiuoja, nes jam truputėlį galbūt jie čia panašią mugę turi, bet vasarą Rygoje. Tai gal šiek tiek mažiau. Nu, laukiam tikrai svečių iš Belarusijos daug. Žada atvykti, taip kad užimtumas viešbučių irgi didėja, gal šiek tiek ekonominės klasės viešbučiai užsipildo pilnumoje, nes kai kurie svečiai prašo organizatorių pasirūpinti pragyvenimu. Taip. Tai manau, kad tikrai sulauksim nemažai. Man žinoma, kad atvyksta vis daugiau ir daugiau. Ir kitas mano klausimas bus jums ne kaip mugės organizatoriui, bet kaip eiliniam lankytojui. Ką rekomenduotumėte įsigyti ir ko paragauti viešint Kaziuko mugėje? Nu, negalėčiau į visų skonį atsiliepti taip drąsiai, bet tikrai bus daug skanių dalykų. Tai kulinarinio paveldo, tautinio paveldo, sertifikuotų gamintojų, kur tikrai galima bus ir sūrių, ir dešrų, ir žuvies skanios paragauti, ir įvairių pyragų. Tai galbūt iš kulinarinės pusės, taip sakant. O iš amatų, tai manau, kad gama tikrai įvairiausia nuo klumpių iki skrybėlių ir taip toliau, ir nuo įvairių žaislų vaikiškų iki kažkokių tai didelių baldų ir taip toliau. Bet ką rekomenduočiau, galbūt dar prieš 10 metų, tai tikrai mes patys agitavom, kad mugės toks pagrindinis atributas tai yra baronkos arba Kaziuko mugės meduoliai, kurie labai papuošia pačią šventę. Tai manau, kad tikrai žmonės galėtų nusipirkti ir užsikabinti ant kaklo, taip savotiškai papuošti šventę. Ir paprašysiu dabar jūsų, naujienų portalo Balsas LT skaitytojus, pakviesti į Kaziuko mugę ir visiems tiems, kurie ieško klumpių ir skrybėlių, priminti, kur ir kada bus galima jų įsigyti. Tai tikrai norėčiau nuoširdžiai pakviesti visus į Kaziuko mugę, kuri vyks kovo 1, 2, 3 dienomis Vilniaus senamiestyje, Vilniaus širdyje ir pasidžiaugti tą pavasarinę šventę. Tai laukiam jūsų visų. Ačiū labai. Dėkoju ponui Vyteniui, kad apsilankė mūsų naujienų portalo Balsas LT konferencijoje ir iki pasimatymo Kaziuko mugėje.